Taigi labas dar kartelį, vėl aš ir šiandien sugrįžtam vėl į veido rutiną, į veido jogą, veido fitnesą ar kaip ten pavadinsi. Kuo paprastesni pratimai, sakoma, kad tuo efektyvesni yra veido jogoje. Tai šiandien pasidalinsiu pačiais paprasčiausiais pratimukais, apie kuriuos praktiškai net nereikia žinoti, galvoti ir tiesiog juos labai paprastai atlikti bet kurio paros metu, sėdint, važiuojant, dirbant ir taip toliau. Taigi, jeigu nespėjai atlikti taip vakare, sugrįžk prie šito video ryte ir pakartok būtinai 2 kartus. Rytinę ir vakarinę. Taigi, važiuojam, sulenkiam pirščiukus ir tempiam nuo viduriuko į šoniuką. Pratempiam, mintise skaičiuojam iki 15 kartų. Truputėlį paspaudžiam savo odytę, jaučiam, kaip važiuojam per savo odą. Paprastai veido jogą atliekant nerekomenduoju teptis jokiais kremais, bet jeigu jūsų veido oda yra labai sausa ir tiesiog neįmanoma štai tokiu lengvų judesiu prastumti, rekomenduoju patepti ar tai losjoną, ar tai krepmuką, ar tai serumą. 15 kartų, lygiai taip pat su spaustais pirščiukais mes keliam į viršų, pravažiuojam, kvėpuojam, pasistengiam išlaikyti nugarą atvirą, ištiesinta, pečiai atviri, galva kaip visada atlošta ir žiūri tiesiai. Prisimenam, kad mūsų laikysena yra numeris 1. Ir mūsų laikysena tai taip pat turi labai daug įtakos mūsų veido odos išvaizdai. Pravažiuojam, lygiai taip pat pravažiuojam štai nuo lūpų kampučių į ausų kraštelius. Nepamirštam su lengvumu, su švelnumu ir meilė sau. Pasistengiam nenuleisti rankyčių, nes jeigu nuleisim rankas, mūsų veido oda lygiai taip pat neišsitemps taip, kaip turėtų išsitempti. Rankas iškeltas. Žinau, galbūt kažkam nepatogu ir sunku išlaikyti, tačiau keletą sekundžių, tik 15 sekundžių verta pabandyti ir išlaikyti. Toliau, kaip visada, mano mėgstamiausias, dedam nykščiukus po smakru, tarp kauliuko įkišam ir pravažiuojam. Lygiai taip pat formuojam savo gražų žandikaulį. Pratempiam, truputėlį pasistengiam paspausti. Žiūrim į veidrodį priešai save, šypsomės, žiūrim savo į akis, jeigu norisi, pasakom savo komplimentą. Ir po šitokio masažiuko, po šitokio laiko savo, keliausim į naują dieną. Taigi dar kartelį pratimėlės mūsų kaklui, įdedam apatinę lūpą į vidų ir ištempiam. Visi pratimai, kuriuos mes atliekam, turėtų būti suformuojami taip, kad nesusidarytų raukšlių. Pavyzdžiui, jeigu mes darom kaklui, dirbam su lūpa, mes ištempiam taip, kad mūsų nesusiraukšlėtų viršutinė lūpa. Ne kažkaip suspaudžiam ar taip toliau, tiesiog ištempiam. 14-15 kartų, sąmoningai, užmerkiam akytes. Ir paskutinis, sudedam po smakriuku savo nykščiukus, suspaudžiam nosies kampučius ir pravažiuojam pro visą savo veiduką, pakeliam visą veidą. 15 kartų.
Tai tiek šiandienai, nepamirškit prieš visus pratimus aktyvuoti savo limfą, kurie aktyvavimo pratimus mes rasim pirmame, antrame arba trečiame 21 dienos iššūkio video, arba tiesiog jeigu jaučiat, kad jūsų pečių linija, kaklas yra sustingęs, prieš visus pratimus padarykit atsipalaidavimą, tai yra pratemkit į vieną, į kitą šoną. 21 dienos iššūkyje taip pat yra šitie pratempimo pratimai įdėti su aprašymais. Taigi, jeigu kyla kokių klausimų, rašykit man ir iki susimatymo rytoj. Gražios jums dienos, iki rytojaus.